Lietuvių svajonė važiuoti Le Mano 24 valandų lenktynėse, beje, komanda su lietuviška vėliava ten jau ir važiuoja, bet šiandien aš jūs kviečiu Barselonos 24 valandų lenktynių trasą, mano rankose Le Mano simbolis, marškinėlė taip pat Le Mano, už mano nugaros žmonės, kurie gyvena 24 valandų lenktynių dvasia ir tikiu tikrai kada nors nuvažiuosit į Le Maną. O dabar kviečiu į Barselono 24 valandų lenktynių trasą. Pasižiūrėkime, kaip lietuviai pasiruošę startui šitame 24 valandų lenktynių pragare. Tiesa, tik skirtingai negu Le Mane čia skamba ispaniška muzika, nes čia yra Barcelona, Katalonija, Katalonija Circuit. Keliaujam per gridą, pasižiūrėsim, kaipgi nusiteikia mūsų lietuviai. Priminsiu, kad tik iki 4 ryto dirbo ir GSR Motorsport, ir Juta Racing technikai, taigi jų kelias turėtų išduoti, kad mažai miegojo. RD-Sainz komanda kol kas miegojus yra daugiau, taigi už tai ir šoka turbūt pagal ispanišką muziką. Keliaujam, pasižiūrėsim. Labai smagu, kad čia yra labai daug žmonių, aišku, tribūnos nėra pilnos, bet praeiti, patikėkite, sudėtingiau net negu Palangos lenktynėse. Priekyje sustatyti atskirų kategorijų kvalifikacijos nugalėtojai. GSR beje laimėjo GT4 klasėje pirmą vietą kvalifikacijoje, nepaisant didelių gedimų. Keliavom ieškoti lietuvių. O muzika čia gyva, kaip ir lenktynės gyvos. Štai kol kas rikiuotės priekyje, kalbant apie lietuvius, yra RD-Sainz komanda. O, linksmai nusiteikia. Atrodo, galima komandą pasveikinti iš lietuvių. Kol kas daugiausia miegoja jūsų technikai, nes kiti lietuviai neturėjo kada miegoti. Jo, iš tikrųjų viskas gan sklandžiai. Leidom, mes specialiai pasirūpinom mūsų technikų sveikatas, taupėm juos, kad jie galėtų atiduoti visas savo jėgas lenktynėse, tai manau, kad viskas bus labai faina. Ir bandysim lenktynėse neduoti jiem per daug darbo, nes mes tiesiog juos mylim, saugom ir norim, kad jie tiesiog mažai lįstų prie tos mašinos. Pauliau, sveikinu su debiutu GT3 automobiliu. Kaip jaučiatės, akis žiba? Taip, pilnai žiba, labai įdomu, labai laukiu, kaip čia bus, kaip važiuosim dieną, kaip važiuosim naktį. Tokie potyriai, kurie gal, nežinau, patirti su motociklu Kataro trasoje, tai dabar bus su mašina čia Barcelonoje. Tai laukiu, lengvas toksai ir nežinia ir kažkokios tai emocijos, tokios jaudulys, bet manau, kad faina, nuotaika gera, išsimiegojom neblogai, esam pasiruošę pilnai. Jūsų akiniai labai įspūdingi, ar su jais lenktyniaujat dieną bent jau? Ne, važiuoju su linzėm. O naktį čia gal visai nėra blogai Barcelonoje lyginant su Portugalija? Yra apšvietimas šioks toks? Taip, vakar suvažiavom, tai visai man patiko, mačiau, kad geras matomumas. Pasireguliuosime truputį kamerą viduje mašinos, nes matome galą, tačiau toj kamerai per daug visko matosi, tai gal išsijungsim, vadovausimės tiesiog veidrodėliais. Kreipiuosi į komandos vyr dizainerį, bet ne apie dizainą. Ramūnai, kurį raumenį labiausiai treniravote prieš 24 valandų lenktynės, nes labai jau ilgos? Oi, mes turime kineziterapeutą Mindaugą, tai jisai iš tikrųjų rūpinasi mūsų kūnais ir šiaip daugiausiai dirba tai kaklas. Kaklo pečių jasmuo, tai jisai daro įvairius atpalaiduojančius pratimus, masažus tam, kad ilgai tas kakliukas tarnautų, nes laukia iš tikrųjų ne 1 kilometras šitos sudėtingos trasos, kurioje veikia didelės inercijos. O kaip smegenis paruošti lenktynėms, kaip šitą raumenį patreniruoti? Čia jau, kaip sakant, labai individualus dalykas yra, bet manau, kad patirtis ir daug praleistų kilometrų įtakoja smegenų veiklai, tada jeigu tu žinai, ką tu darai ir esi garantuotas, kad tu darai, tai smegenis apsikrauna minimaliai.
Tai turbūt čia didžiausias yra vaistas. Ir aišku, sveika gyvensena, nevartoti alkoholio bent 2 savaitės iki lenktynių ir ruoštis tam. Nu, sunku prasibrauti. Ir daug skirtingų žmonių galima sutikti. Iš tikrųjų, tas grid walkas vadinamas, tai labai čia intensyvus. Daugybė žmonių nori pasivaikščioti, pasižiūrėti, paliesti automobilius. Na štai, suradom ir GSR Motorsport. Labas rytas. Akis išduoda, kad šita komanda turbūt jau laimėjo vieną rungtį nemiegojimo naktį prieš lenktynės. Naktinę taip, laimėjom. O toliau matysim, kaip čia bus. Ernesta, jūs čia diriguojat tiems skrydžiams transatlantiniams, nu ne visai transatlantiniams, bet per La Manšą tai tikrai. Kada baigė technikai darbą, kada atkeliavo spyruoklės ir ar geras dabar jau dėt greitas? Kaip matėm, iš tikrųjų visai greita ir ta sena buvo vakarykštė. Bet įdėjom visas naujas, spyruoklės atkeliavo apie 1 valandą, vyrukai baigė beveik 4. Nes iš tikrųjų, kadangi neturėjom specialaus įrankio jom pakeisti, teko pasigaminti, bet kadangi mūsų komanda tvari, tai panaudojo senas stabdžių kaladėlės, įrankį pasigamino, tai tas truputį prailgino patį procesą, bet viskas pavyko, miego mažai, mes savo enduransą jau pradėjom, bet svarbu gera nuotaika. O dabar jeigu šią naktį miegojo mažai, tai lenktynių naktį apskritai nemiegos. Tai čia išeina 2-gubas enduransas jau. Tai taip, mes Dakarui ruošiamės. Dar jeigu atvirai šypsosi žmonės, va, labai gerai nusiteikia. Kaip veikia komanda štai šita 1 vietos, pavadinkim, vėliavėlė dovanėlė? Be abejo, geros nuotaikos tikrai prideda ir tos geros emocijos, nes bent jau su šito automobiliu tai yra 1 pole pozicija kvalifikacijoje, tai tikrai visiems prideda to tokio šarmo, bet iš esmės mūsų komanda yra tokia, mes jau išaugę iš to amžiaus, kad mums žūtbūt reikia taurės ir kažkam įrodyti, mes atvažiuojam čia mėgautis procesu. O jeigu tai gaunasi padaryti su taurė rankoje, gerai, jeigu ne, mums irgi viskas gerai. Ką prieš startą skaitot? Ar Facebooką, ar Instagram, ar naujienų portalus, ar užsienio? Realiai viską, kas įmanoma, bandyti nusiraminti, išlaikyti šaltą galvą prieš startą. Tai tiesiog bet ką žiūri ir aš bent jau taip atsipalaiduoju prieš ralius, prieš savo stintus. Nu, man kol kas geriausias, man atrodo, toks variantas. Na štai ir Jutos komanda šį kartą startuoja iš galo, bet priežastis tam yra labai paprasta. Sveiki, sveikinu jūs, jau vieną enduransą laimėjot, atrodo, naktinį, prieš lenktynės. Komandos mechanikai laimėjo. Jo, tai šauniai pasidarbavo, labai visi patenkinti esam ir baisiai dėkingi vyram, iš peties pasidarbavo, paryčiais baigė, tai mums prasideda, jiem pasibaigė, bet jiem vėl prasideda. Tu dažniausiai finišuoji lenktynės šiais metais, pastebėjau, ar šiais metais taip sudėliotas grafikas, kad tau finišas tenka? Dar gal anksti šnekėti, labiau matysis, kaip naktiniai važiavimai visiems seksis ir kas kiek daugiausiai laiko pravažiuos naktį, bet apie finišą dar nediskutavom, matysim greičiausiai pagal tai, kokiai situacijai būsim ir ko reikės labiau tuo metu. Eimantas nuobodžiauja, ką nors reikia paklausyti tiek. Kaip susidėliojat strategiją, nes ne viską sužinojau iš kolegos dar? Tai dabar irgi negaliu sakyti. Tai startuoja Martinas, tada sekantis Arūnas, 3 turėčiau aš, bet tai vėlgi viskas priklauso nuo situacijos trasoje. Tai jo, bus sunkiausia dabar turbūt starte apsilenkti visus lietus automobilius ir kuo greičiau pagauti GT3 klasės automobilius, tada prasidės tikroji kova. Patirties jūs turite tikrai daug ir tokioj, ir kitokiose trasose. Kaip čia jautiesi, jeigu lygini su kitom trasom? Šiek tiek esam kalbėję apie tai, bet taip veidas užtikrintas dabar. Jo, tai kaip ir sakiau, jeigu būtum klausimą uždavęs prieš porą dienų, tai būčiau sakęs, kad blogai jaučiuosi šitoj trasoj. Nėra mano mėgstamiausia, bet po kelių treniruočių, nežinau, kažkaip pagavau tempą ir pradėjau mėgautis jau važiavimu. Tai
atrodo viskas ok, bet kai atsisėdė į mašiną vėlgi viskas atrodo kitaip. Tikiuosi viskas bus gerai. Oro sąlygos palankios pakankamai važiavimui ilgam? Dabar yra idealios, aišku, dieną manau šils, nes dabar berods yra apie 19 laipsnių, tai dabar yra tobulos sąlygos važiavimui, bet gali tiesiog į link pietų, manau, kad gali įšilti, bet tikėtina vakare vėl atvies, tai kaip ir trasa bus greita, bet vėlgi vakare naktį važiavimas yra žiauriai sudėtingas, neturėjom treniruočių. Nežinau kaip seksis, žinau, kad važiuosiu bent jau pagal pirminį planą, važiuosiu vakare, ne naktį, bet jau bus tamsu, tai labai nelaukiu iš to važiavimo, bet nėra pasirinkimo, tai yra būtina. Ar yra komandos pilotai tokiose lenktynėse skirstomi pagal tai, kaip jie mato naktį? Taip yra, tas dažniausiai paaiškėja po treniruočių, tam ir yra tos naktinės treniruotės padarytos, tada pasiskirsto, kas daugiausia važiuoja naktį. Bet iš esmės visiems tenka tamsoje pravažiuoti, nes neišeina taip sudėlioti, kad tarkim kažkokie du vairuotojai važiuotų tik tamsoje, tai būtų žiauriai sudėtinga. Tai gal nežinau, superprofesionalai gali tą dalyką padaryti, kurie turi daug tame patirties, bet tas sudėtinga yra iš tikrųjų. Ar tiesa, kad sunkiausia važiuoti tuomet, kai teka saulė, ten kokią 4, 5, 6 ryto? Iš vienos pusės taip, nes yra tam tikroji trasos dalyje tiesiog spigina saulė, tu nieko nematai, bet sukibimo sąlygos būna greičiausios, geriausios, tai realiai visi rekordai būna padaromi tuo metu. Tai kaip ir iš vienos pusės turi labai gerą sukibimą, iš kitos pusės tu dalyje trasos iš tikrųjų neturi matomumo gero. Jonai rekordą pasiekė, tai įdami galim pašnekėti. Nemiegojimo rekordą turbūt prieš lenktynės, ar ne? Kas mažiausiai miegojo komandai? Mechanikai. Kiek maždaug? Kiek miegojo? Kelias valandas, manau. Atsargiai nenugriukit. Tai viskas okei, kol kas viskas okei. Bet dabar laukia kita nemigo beveik naktis. Taip. Kaip dabar pailsėt? Nežinau, gal kažkaip pasirotuos, ar bus iššūkis, taip. Bet. Vėliau galėsim papasakoti daugiau. Sunkus klausimas miegas 24 valandų lenktynėse. Aš pernai nemiegojau, prisimenu visai. Geriausia yra, jeigu yra galimybė pamiegoti kelias valandas, vairuotojai dažniausiai pasinaudoja tą prabangą, bet mechanikam daugiau toks snapas būna po 15-20 minučių. Sunku bus, tikrai. Atención que estamos ya en los últimos segundos del semáforo de color rojo, todo preparado. Esteban Astore de Casablanca. Ralph Bohr.